Sveiki. Šioje Lifelong Run serijoje kalbuosi su Monika Milė. Monika yra bėgikė, orientacininkė, atviros bekelės bėgimo bendruomenės Mesk kelią dėl takelio įkūrėja bei 2 vaikų mama. Monika pasakojo apie savo visai neseniai įveiktą beprotiškai fantastišką Tor 330 nuotykį. Tai yra varžybos vykstančios Aostos slėnyje, kurių metu bėgikai įveikia ilgesnę nei 300 km distanciją ir kurios metu reikia sulipti kiek daugiau nei 25 vertikalius kilometrus. Kalbėjomės apie pasiruošimą šiom varžybom, apie iššūkius varžybų metu ir ne vieną ir ne 2 gyvenimiškas pamokas. O jų buvo labai daug. Tad gero visiems klausimo, nepamirškit like ir subscribe. Ačiū Jums už tai. Orientavimas, o kaip prasidėjo orientavimosi mažėjimas ir padaugėjo bėgimo? Kada tas lūžis įvyko? Eina atsekt? Gana sunkiai iš tikrųjų, gal daugiausiai prasidėjo tuo metu, kai pradėjau daugiau, kai prasidėjo bekelės bėgimo, gal daugiau atsirado, tada iš pradžių tai buvo orientavimosi sportas pagrindinė, nes šiaip bekelės bėgimo nebuvo Lietuvoje, tai kai aš persikėliau gyventi į Vilnių ir tada pamačiau, kad čia yra, nes prieš tai Klaipėdoje gyvenau ir tada pamačiau, kad yra bekelės bėgimo kaip ne treniruotės, labiau varžybos, kaip taurė buvo, parkų taurė buvo tokia, tada ir miško trasa atsiradus buvo gal ne taip seniai ir tokie bėgimai buvo kaip ir man papildoma treniruotė. Galvojau, padės man ruoštis orientavimosi sporto varžybom. Ir dėl to, kad tai vyksta bekeliai. Taip, nes tai miškas vis tiek labai atitinkantis ir galima ir greičio tokio duoti daugiau. Tai tada pajutau, kad man patinka ir man visai gerai sekės. Aš tada tose nedaug tų varžybų bekelės, bet man juose visai gerai sekės. Aš ten ir prizinės vietas ir pirmą atbėgdavau ir tokia motyvacija būdavo, kad čia gerai sekas, kodėlgi netoliau to nedaryti. Ir taip tada pradėjo mažėti orientavimosi sportą, nes jeigu orientavimosi sporte turi išlaikyti tą reguliarumą, nes ten sezonas prasideda pavasarį ir ten varžybų daug ir jas reikia, jeigu nori išlaikyti gerą formą, turi vos ne kas antrą savaitgalį vykti į varžybas, nes kaip tu kitur, tu nestimuliuosi, neimituosi tų varžybų kažkur parke pas save, nepasidarysi trasos pas save parke ir nepasitreniruosi. Tai varžybos būdavo treniruotės. Nepaprašysi draugų išslapstykit čia man taškus ir aš paieškosiu. Tai treniruotės realiai ir vykdavo per varžybas, o per varžybas iki tam svarbiausių varžybų, tai turėdavai laikyti tą reguliarumą. Tai aš pradėjau daugiau bekelę bėgioti ir tas reguliarumas tiesiog šiek tiek nutrūko ir bandžiau dar kažkaip kabintis prie orientavimosi sporto, bet gana sudėtinga buvo jau viską ir kai atsirado vaikas, tai dar sunkiau pasidarė, nes tam reikia vėl skirti laiko, kad visa šeima vyktų į tas varžybas į kažkur į mišką, kur visiškai nieko aplinkui, jokių pramogų, nieko nėra ir tada tiesiog taip analogiškai atitrūkau truputėlį nuo to sporto, kuris vis dar yra mano širdį ir manau labai ilgam bus, labai didelis įkvėpimas ten yra man, bet šiuo metu tiesiog esu nutrūkus į kitą pusę. Jo. Minėjai miško trasą, laukinis prasidėjo Viktorijos. Tai čia buvo dar mažesni atstumai. Sakykim taip, žiūrint visą skalę iki ultra. Taip. Tai pradėjai nuo mažesnių atstumų ir jie tiesiog kilo natūraliai? Taip, nes apie ultrą aš nieko nežinojau. Ultra iš viso atrodė, aš žinojau ultrą tik iš tai, kad kai Rogainikus bėgama, nes iš orientavimosi sporto srities, tai žinau, kad Rogainikai 6 valandų, tai kaip ir ultra gali irgi nubėgti per 6 valandas, tai tą žinojau, o apskritai, kad kalnuose kažkas bėga, tai tos klaidos labai nebuvo, tikrai daug čia apie 2014, žinau, 2013 metus, kur tikrai mažai kas žinojo ir mažai tų žmonių buvo, kurie tokius dalykus iš mūsų krašto daro. Taip. Netgi tarptautiniai rinkai, man atrodo, tas communities dar buvo pakankamai mažas, tokios reklamos tiek nebūdavo ir panašiai. Taip, tai tos informacijos tiesiog nedaidavo. Tai aš ir tik tai, ką žinojau, tą ir bandžiau. Tai buvo tos ilgiausios distancijos ten lyg 30 km, 20 tokios, kur... Bet jiem davai ilgiausias jau tada varžybose.
Na, taip, iš tikrųjų, jau tada ėmiau tas ilgiausias, nes atrodo, man jos gal geriausiai ir sekdavosi, aš tų sprintų niekada nebuvau sprinterė ir tikrai man tas ilgiausias būdavo, gal labiausiai išsikraudavo. Mm. Tai atsimeni savo pirmą ultrą ir patirtį tą? Atsimenu, labai gerai atsimenu, iš tikrųjų, tai buvo 2014 metais Cesį bėgau 80 kilometrų. Tai buvo mano tas toksai nuo 30 į 80 buvo gana didelis šuolis. Ir tikrai aš taip daug klaidų pridariau. Ir buvo toks jausmas, kad aš bėgu, turėjau tik 30 kažkur kilometro apytiksliai ten trasos patirtį, tai aišku pradėjau irgi per greitai, bėgau kaip tai 30. Ir tikrai tas buvo, po to atsiliepė tai, antra pusė buvo labai sunkia, tikrai viskas skaudėjo, bet vis tiek judėjau, nes tuo metu bėgau pirma ir man ten labai motyvavo mane, kas iš punktų ten informacija, ta visa, ir aš vis tiek tą konkurencingumą turėjau tuo metu, iš to orientavusių sportų, ten vis tiek irgi tokia konkurencingumas jaučiamas yra ir norėjau tikrai tos pergalės tuo metu, atrodo, galvoju, ir tikrai labai užsiciklinus buvo ir kentėjau, ir iškentėjau, ir prabėgau, ir ta kančia atsipirko, ir tada tikrai mane užkūrė šitoje vietoje, kai finišavau. Ir tada paskui sužinojau dar, kad ten 2 savaitės jau buvau nėščia, kai prabėgau tą distanciją, tai mano sūnus irgi prabėgo kartu ultra. Ir buvo tada toks lyg ir labai super faina viskas, užmotyvavo, bet aš tada pradėjau lauktis. Tai ir mano toks nutrūko, atrodo, kaip ir noriu varyti toliau, bet pristabdom, čia viskas ne veltui vyksta, kad ateis laikas. Tai ir po to ir atėjo. Supratau. Tai čia tokia natūrali pertrauka dar gavosi po pirmos ultros, bet, kaip suprantu, meilė iš pirmo žvilgsnio šitam ilgom distancijom atsirado, ar ne? Taip. Supratau, kad aš gebu, kad aš galiu ir kad man patinka. Turi dar vieną projektėlį asmeninį, Mes kelią dėl takelio. Labai fainas pavadinimas. Gal gali plačiau papasakot, kaip gimė idėja jam? Ir kas tai yra, nežinantiem, tarkim, net išgirdus pavadinimą irgi susidomi, bet sako, kas čia yra. Tai gal gali plačiau papasakot, kaip gimė idėja ir kas tai per projektas, kokia jo mintis. Tai pati idėja tai gimė iš to, kad aš pati bėgiojau viena, kai gimė antras vaikas mano gimė, ir aš bėgiojau daug viena ir neturėjau gal galimybės prisijungti prie klubo ar kažkur bėgti su kažkuo, tiesiog, nes dažniausiai tiesiog bėgi tada, kai tą akimirką laisvą turi ir bėgi ir neplanuoji kažkur su kažkuo susitikti. Ir ten ir buvo tam tikrų sunkių momentų gyvenime ir aš supratau, kad man reikia vis tiek būti tarp žmonių ir kadangi aš pati negaliu prie nieko prisitaikyti, tai sukursiu tokią erdvę, kur galėtų kiti prisijungti kartu su manimi bėgti, kartu susipažinti su kitais žmonėm ir atėjo toks natūralus momentas, kai aš pradėjau tokį poreikį pajusti, kad noriu pasidalinti su žmonėm, ką aš turiu, nes, iš tikrųjų, aš sportuoju 23 metus, gal taip, jeigu pasakyti, tokiam bekelės bėgime, nes orientavusis sportas irgi toks yra bekelės, kaip galima sakyti, bėgimas. Ir tą patirtį norėjau pasidalinti, nes aš suprantu, kad aš kitaip suvokiu nei dauguma sportą, šį mišką, kaip į jį žiūriu kitom akim ir ta toks atėjo savanorystės principo toks atvira bendruomenė, kur susitinkame ir bėgame kartu ketvirtadieniais, būna ir tikrai ir ne tik ketvirtadienis, kartais išbėgam savaitgaliais, kartais kaip išeina, kaip pavyksta susidėlioti, bet iš tikrųjų labai džiugu, kad yra žmonės, kurie išlieka, kuriems ši idėja patinka ir jie sugrįžta jau antrus metus ir tikrai tampa tikrai artimi žmonės ir labai manau, kad pavyko ši idėja ir Mes kelią dėl takelio idėja, pats pavadinimas net kilo iš to tiesioginė prasme, kad išeitumėm iš to tako ir įlystumėm į mišką, tai mes iš tikrųjų tą ir darom, iš takų įlendam gilyn į miškus ir ten atrandam tokių vietų, kur žmonės tikrai patys vieni nelystų gilyn į mišką.
Jo, kaip ir sakiau, tiek pavadinimas, tiek pati idėja tikrai žiauriai gerai skamba ir fainai. Tai va, tai nežinantiem arba pirmą kartą girdintiem tikrai rekomenduoju prisijungti. Iš savo patirties galiu pasakyti, tie maži takeliai kartais būna, ne kartais, o dažniausiai ir būna kur kas įdomesni negu jau tie praminti mūsų takai palei nerį ir panašiai. Tai Minėjai antrą vaiką, turi šitą asmenį projektą, dar kalbėsim ir apie tokius netrumpus bėgimus, tai kyla toks natūralus klausimas, kaip spėjai viską, kokius metodus galbūt naudoji, nežinau, kaip spėjai viską susidėlioti savo dienotvarkį, kad spėtum ir šeimos reikalus tvarkyti, ir pasportuoti, ir varžybos susidalyvauti, ir dar darbą turint. nespėjau. Iš tikrųjų, aš nespėjau daugumą dalykų, balansuoju kasdieną. Ne tai, kad tiesiog kiekvieną dieną reikia balansuoti, tai yra šeima ir aplink šeimą lipdosi visi kiti įsipareigojimai lipdomi, tai ir darbas, ir sportas, tai kaip pavyksta kartais išbalansuoti, kad šiek tiek sportas galiu daugiau skirti, tai tam nusiteikiu ir nukreipiu jį į kažkokias ilgesnės distancijas, kaip pastaroji. Tai tada šiek tiek daugiau ir galiu, ir turiu nuostabią šeimą, kurie mane labai palaiko sporte, tai manau, kad jie žino, kad aš be to negaliu gyventi ir tiesiog susitaikė su tu. Tai taip ir balansuoju, bet šiaip tokie praktiniai dalykai, kasdienai, tai kad aš tikrai esu ir nekartą kėlus anksti ryte bėgti, 5 ryto prieš visas, kol vaikai miega, tikrai esu kėlusis daug ir su vežimėliu daug kartų subėgusi, ruošusis tas ilgesnius recoverinius, nors tikrai su vežimėliu nerecoveris bėgti. Jeigu kas bėga su vežimėliu, tikrai nėra lengva, nes jį visą laiką reikia stumti ir pasipriešinimas didelis, tai gaunas nerecoveris, bet esmė, kad irgi yra alternatyvų, kaip galima bėgti ir su mažais vaikais ruoštis net ir ultra distancijom, nes tikrai nereikia bėgti, ruošiantis ultra tikrai nereikia bėgti 200 km į savaitę. Tai... Ok, tai pašnekėkim tada apie tą dramblį kambaryje, Toro varžybas ir kaip tik pradėjai pasakoti apie tą pasiruošimą, ar ne? Tai dar negirdėjusiam galbūt, arba pirmą kartą girdintiem šį epizodą, Toro varžybos yra vienos žinomiausių pasaulio tokio atstumo, tai Toras 330, 326 kilometrai ar... Labai įvairių tų skaičių yra ten. Ten matyti ir kinta kas metus, ar ne? Galbūt, bet šiaip ten, jeigu žiūrėt, fiksuot, ką jie rašo ir ką mes gaunam laikrodžiuose, tai gaunasi daug didesni skaičiai laikrodžiuose, tai, bet taip, 24 jie traktuoja, kad yra 24 km vertikaliu, kai kur 25, tai, čia jau maži skirtumai. Taip. Taip. Bandantiems suvokti tą atstumą į viršų, tai... Čia gaunas kokie virš 70 televizijos bokštų vienas ant kito sustatytų. Jau sunku net įsivaizduoti galvoje. Tai visai nesenai prabėgai, su kuo tave ir nuoširdžiai sveikinu dar kartą ir žemai lenkiu galvą. Tai yra įspūdingas ir man protu visiškai nesuvokiamas pasiekimas. Tai pradedant, taip sakant, narpliot visą šitą istoriją, gal pradėkim nuo tavo pačios pradžios, kaip kilo mintis sudalyvauti tokiose varžybose, kur atstumas yra virš 300 km, sukilimo yra virš 20 km, tai skaičiai, kur net bėgiojantiem ir 20 metų tikiu yra labai protų sunkiai suvokiami čia ir dabar, kai tokį atstumą reiks nubėgti. Kaip kilo mintis sudalyvauti tokiose varžybose? Užsirašyti jas? Buvo, pati idėja kilo ir aš ją pasiunčiau į pasąmonę, tai buvo, kai buvo COVID laikai. Aš buvau 6 mėnesį nėščia, sirgau COVID, gulėjau ant sofos ir tuo metu galvojau, ką veikti, žiūrėjau YouTube'ą ir įsijungiau ir pamačiau, nes tuo metu varžybų net negalėjai net planuotis varžybų apskritai, nebuvo numatoma tiesiog. Ir galvojau, tiesiog pažiūrėsiu, kaip užsimotyvuosiu galbūt kažkam, taip tiesiog įsijungiau ir taip netyčia nukrypo į Toro varžybas, bėgo moteris ir ten, nežinau, kuriais 17 metais buvo ir mane taip sužavėjo.
kad atrodo kažkas, tiesiog atrodo kažkas nepasiekiamo tokio. Tuo metu, kai aš toj vat nuo tos sofos, tai atrodo labai nepasiekiama ir labai tolima, bet aš įsiunčiau pasąmonę, kad per 5 metus aš ten būsiu ir aš greičiau įveikiau. Ir paleidau tą mintį, aš ją tiesiog užfiksavau, bet tiesiog negalėjau nuolatos apie tai galvoti, nes laukia vaikas, laukia kiti iššūkiai. Ir tiesiog aš tai manau, kad pasąmoningai aš visus rinkausi varžybas, visur judėjau pasąmoningai į šitas varžybas. Negalvojau nuolatos apie tai, bet atėjau į tą. Aha. Kada tai virto kūnu? Kada pasakėjai, atėjo laikas? Aš kiek dabar pamenu, lyg ir turi siųsti laišką, ar ne? Koks registracijos procesas? Labai paprastas. Šiuose varžybos tai registracija labai paprasta. Tiesiog užsiregistruoji. Aš neprisimenu, reikėjo rašyti kokias nors įrodymus ar ne, bet jie ten prašė, kad būtume įveikę ten tam tikras distancijas, neužfiksuosiu, bet iš tikrųjų gana paprasta, užsiregistruoji ir lauki patvirtinimo, ar tu patenki ar ne, nes tai yra loterija, irgi tikrai ten mūsų atveju, tai kadangi lietuviai turi, kiekviena šalis turi kvotas, tai lietuviai turi 2 kvotas šioje distancijoje, tai nebuvo problemų, nes buvau vienintelis šiais metais, bet, sakykime, kitos šalis kaip Italija, jie ten vargsta metus, kol gali pakliūti, jiems ten daug sudėtingiau, nes visi nori, ten tikrai labai Italijoje jaučiasi prestižinės šitos varžybos. Pas mus Lietuvoje tai tokie atgarsiai ateina, kad tiesiog distancija gąsdinanti didžiulė, o šiaip pas juos ten labai svarbu įveikti tiesiog tas varžybas, turėti varnelę gyvenime užsidėti. Tai kada buvo tas momentas, kai sakei, sėdo registruos, atėjo laikas? Taip, toks momentas atėjo, kai pradėjo registracija ateiti. Aš iki tol, matyt, buvo save nutinkinėjau, bet truputėlį save kaip vis bandžiau atidėlioti tą momentą, maždaug ne šiais metais, tikrai ne, per daug praeitų metų prisiklausiau, kaip Aurelijus su Tomu vargo ir galvojau, ne, aš to nenoriu dar, man reikia dar kažkokio stažo ar kažko tokio patvirtinančio, kad tu irgi įveiksi. Bet tada supratau, atėjo kažkoks toks netoli registracijos, ten būna vasario mėnesį, atėjo toks klink ir sako, galvoju savo, o kada jei ne dabar? O kada? Jeigu aš lauksiu kažkurio momento, niekada nebus geras momentas, niekada nebus to tobulo momento ir tada tiesiog užsiregistravau ir kažkaip viskas taip sklandžiai ir nuėjo. Tai čia buvo, minėjai, vasaris. Taip. Varžybos vyksta rugsėjai. Taip. 7 mėnesiai. Taip, tai ten sulaukė kovo pradžioj, berods atsakymą patvirtina, bet aš jau buvau beveik užtikrinta, kad aš ten tikrai pakliūsiu. Dėl kvotų, taip, tikrai jau buvau tokia, jaučiausi saugiai, kad tikrai dalyvaus, tai tiesiog reikėjo pradėti jaukintis tą idėją, kad iš tikrųjų tai vyksta. Tai tada gal pasiruošimo dar dalį paimkim, labai įdomi ir iš praktinės pusės. Kaip ruošiamas yra tavo atveju 300 plus kilometrų atstumui? Tai pasiruošimas... Kaip ir minėjai, nebėgam 200 kilometrų per vieną kartą? Taip. Tai iš tikrųjų pasiruošimas tai vėl yra kasdienis balansavimas tarp kitų įsipareigojimų, tai tikrai neprofesionalūs sportininkai tokias distancijas tikrai irgi įveikia. Tai pats pasiruošimas, tai aš visada save motyvavau, kad pasiruošimą aš padariau per tos 23 metus, tai jau yra padaryta labai daug įdirbio ir aš tikrai daug darbo esu padarius ir galiu įveikti. Ir tada tas pasiruošimas sekė pagal galimybės, tikrai siekiau ir to vertikalių daug metrų, nes tikrai čia nebe kilometražas esmė šiuose distancijose, o vertikalūs tie metrai, kad jų suvaikščiočiau, sulaipiočiau pakankamai, aišku, nebuvo pakankamai, tikrai tikslas buvo daug daugiau visko. Aišku, nepaleidau ir pačio bėgimo, tikrai ir karts nuo karto darydavau ir intervalinės treniruotės, kas man tiesiog patinka. Aš dariau tai, kas mane džiugintų. Tikrai, jeigu matydavau, kad tie vertikalūs metrai jau negera nuo jų, tai tiesiog išbėgdavau į lygesnį mišką, kur pasidarydavau kokias atkarpėlės, kur atsigaudavau vėl, pajusdavau, kad bėgioju, nes vertikalūs metrai vis tiek nėra tas kaip
nejunti, kad bėgtum. Ne tai ten, bėgimas nu, per se, toks, taip. Ir pasilgsti paprasto bėgimo judesio, tokio to raumenų skausmo nuo intervalų, ir tai aš tikrai ir dariau ir intervalus, nors kas gal neatrodo iš šono tikslinga, bet tikrai mane džiugino, tikrai ir tų kilometrų parinkdavau, viskas labai nuo situacijos priklausydavo, tai tų tokių daugiausiai gal kokias 12 valandų suskyrusi, 12-13 valandų galbūt per savaitę, taip, tai jau ten būdavo visko ir vertikalių ir ne, tai čia jau būdavo stebuklas, kad tiek valandų gaudavau skirti sportui, tai manau, kad taip, ir tuo metu būdavo ir gal siekė apie 100 kilometrų ir su kokiais 4-5 vertikaliais kilometrais, tai kas nėra kažkokio skaičiai, kurie labai atrodytų įspūdingi tokiom distancijom, bet įveikimui užteko. Taip, kai kurie, ypač elitiniai, matyt, panašiai arba daugiau sukoria ruošdamiesi trumpesnė varžybą. Taip. Okay. Taip. Bandėjai ir dar sąmoningai suskaitęs ne kartą pasiruošimo metu, netgi nebėgimas, sąmoningai judėjimas po bėgimo, kai tu pavargęs ir taip toliau, irgi prideda prie pasiruošimo. Tai reiškia, po longrano ir taip toliau, neik ant sofos, iškart eik kažkur vaikščioti į parduotuvę, galbūt sąmoningai dar save krauk. Naudoji tokius metodus ar ne? Tai čia mano kasdienybė. Aš tikrai niekada po jokių longranų nesu atsisėdus ant sofos. Nu tikrai, grįžti namo, po longrano, kad ir 3-4 valandas tu eini į žaidimo aikštelę, tu eini gamint valgyti, tu niekada nesėdi. Tai gal ir tai iš tikrųjų treniruoja, nes nuolatos turi būti tai būsenai, kur ant nuovargio kasdieną turi tiesiog būti. Tai ir tai gal ruošia, tai nėra jau, tai yra netikslinė treniruoti, bet jį irgi padeda ruoštis. Taip, tai jau čia kaip ir, ir gyvenimo aplinkybės ir būdas tiesiog duoda impulsą pasiruošimui. Okay. Darai kažkokių papildomų psichologinių pasiruošimų, nežinau, išbėgai naktį, per visą naktį bandai bėgti, ar ten pusę nakties, tokių ekstremalesnių, kur psichologiškai bandai save laužti, bandai tokių treniruočių? Ekstremalių tai ne pasiruošimų, nes manau, paskutinius mėnesius tai stengiausi saugoti save, tiesiog buvo pagrindinis tikslas nesusitraumuoti, nesusirgti, pailsėti, nes, iš tikrųjų, ten tikrai reikės, nesilsėsiu ir tikrai miego trūks, tai miegas buvo vienas svarbiausių pasiruošimo metodų, kaip sakyti, išsimiegoti, kiekvieną naktį gerai išsimiegoti kelis mėnesius prieš. Psichologiškai labiausiai aš gal vizualizaciją naudoju, kur iš tikrųjų bandau numatyti visas galimus dalykus, visas vaizdą įsivaizduoti, kaip atrodys, ir mane tai nuteikia pozityviau, aš tada galiu nusiteikti ir žinau, ko tikėtis daugmaž, nors nesu buvus toje vietoje, bet jau žinau, starte stovint, jau žinau maždaug, kaip jausiuosi, kaip nusiteikus būsiu, kaip pirmi kilometrai, kaip pirma naktis, tiesiog, tai man tai padeda, aš tada tvirčiau jaučiuosi prie starto. Ir dar trečia ta dedamoji, kur man asmeniškai protų nesuvokiama mityba, kaip jai ruošiamas, nes iš esmės bėgant tiek parų, tai tu valgai tiesiog, jeigu visus valgymus sudėti, tai matyti ištisą parą tu valgai. Gali ir 3 nakties valgyti, 1 nakties, ryte, vakare, naktį. Kažką specifinio ruošdamasi darai su mityba? Ruoštis tai ne, aš stengiuosi viską išlaikyti, kuo paprasčiau žiūrėti visą tai, kad maistas irgi būtų viskas labai įprasta, kad nieko nedaryti, kažkokių stebuklingų metodų vis tiek neatrasiu jokių. Yra vis tiek jau žinomi visi metodai ir nieko prieš to nei užkraudinėjau, nei kažko... Carbloadingo nedarai. Kažkokio įspūdingo ne, tai aišku, ten standartiškai vakarienė makaronai, bet kažko tokio, kad daug maisto užkrauti, tai ne, iš to tiesiog nenorėjau nieko labai neįprasto daryti. Kiek laiko prieš startą atvykai? 3 dienas prieš startą, taip apsiskaičiavęs, kad palsėti nuo kelionės, prisiruošti startui, tai 3 dienas, taip. Ar jautėjai jaudulį artėjant startui? Kaip ir, taip, natūralų jaudulį, jeigu nejaučiau, tai atrodytų, man tai nerūpi. Iš tikrųjų, tai tas jaudulys vis tiek buvo, bet jau ko jis labiau artėjo, aš susitikau tada dieną prieš su savo komandą ir tas jaudulys tiesiog išgaravo, nes atrodo tarsi jau viskas, jau yra, kai atvyko žmonės, kurie mane palaikė, ir
tada supratau, kad jau viskas gerai, kad jau čia prasidės to ir labai daug visko gali. Ir man tas jaudulys starte nelabai ir būna, nes tokioje distancijoje nesupranti, kad labai daug visko įvyks dar. Aha. Aš tiesiog sąmoningai suprantu, kad bus gerai, bus paskui blogai, bus gerai, blogai, blogai, gerai. Tarsi suprantu ir tiesiog tas jaudulys jis nieko nebedaro įtakos, nes žinau, kad pradžia bus gerai, o po to jau per tą distanciją labai daug visko įvyksta. Skamba taip, kad visos šitos mintis ateina ir iš ankstesnės patirties tiesiog. Taip, jau žinai, ko tikėtis maždaug. Tai tas jaudulys tiesiog jis toks būna, bet tas geras, kad maždaug jau laukiau tiek laiko ir va štai jau tik iš to ateina. Tas. Ir vis tiek pasirinktas iššūkis turėtų tą tokią pagarbą baimę kelti, kad na, tai ir yra iššūkis. Aha. Bet kokiu atveju, kaip ir minėjai, 23 metai patirties, bet tokio atstumo dar niekada nesibėgusi. Ir žiūrint į skaičius, jeigu dabar nesuklysiu, bet jeigu ką pataisyk, 115 valandų trasoje. Tai paliksiu trumpą pauzę, kad ir klausytojai, ir žiūrovai išgirstų, kiek tai yra valandų, ar ne? Tai gal, nežinau, pradėkim nuo tų esminių dalykų, ar ne? Nuovargis, miegas, maistas ir emocijos, kaip sakė, up and down, up and down, up and down. Tai žiūrint į visą tą trasą, ar ne? Kokie esminiai vaizdiniai praėjus dabar grubiai kiek savaitai? Mažiau net. Penktadienį naktį finišavo. Jo, tai ketvirtadienį. Rytą. Penktadienio rytą. Penktadienio rytą. Tai realiai dar nepraėjo nei pilna savaitė po to. Kas dabar kyla galvoj, kai pasakau tos 115 valandų ir ta visa trasa? Naktys. Atsimenu gerai naktis. Aišku, vaizdai labai gražus dieną, labai dėkinga dėl oro, nes oras leido pamatyti gražius vaizdus, nors ir buvo šalta, bet vaizdai tikrai buvo verta. Bet naktys labiausiai atsimenu, nes juose ateina tie tamsūs periodai, ne tik dėl tamsos, bet tiesiog dėl pačio sunkumo, tu nieko nebematai, tu kyli į kalną ir tu kyli labai ilgai tą kalną, nes nematai net viršūnės ir tikrai daug tokių tamsių momentų ir su maistu naktį ateina sunkiau, bent jau man skrandis tikrai naktį išsijungia ir jis gerokai sulėtėja, tai ir aš sulėtėjau tuo pačiu. Ir naktį, aišku, ir miegas tada ateina, nes dieną, kaip ir tas miegas, atrodo, yra poreikis miegoti ir dieną per tokią distanciją, bet naktį tada įsmogia stipriai ir smogia ant regos. Tikrai buvo daug momentų, kai man išsiliedavo vaizdas tiesiog, bet naktį, dieną, kaip ir matomumas geras, naktį būdavo, kad tiesiog matau, nelabai ką matau. Tai naktys labiausiai įsikirto ir jos visos buvo tokios skirtingos, turėjau 4 naktis, lygtais taip, net neskaičiau, jau pamečiau tą skaičių, bet visos jos labai, labai įsiminė ir ne visas jas miegojau, tai buvo tas irgi labai, labai įsimintina. Tai papasakok tada galbūt įsimintiniausią naktį, galbūt turėjai giliausią duobę, kurioje sėdėjai ir iš jos reikėjo kažkaip išsikrapštyti. Ar jos visos vienodai sunkios buvo? Visos buvo skirtingos, nes pirma naktis buvo, kur neplanavau miegoti, bet tada man skrandis sustojo tiesioginio prasme, jis nebeveikė ir aš tą naktį bėgau tiesiog ant tuščio skrandžio, nieko negalėjau suvalgyti, gėliukai visi suvalgydavau bet ką ir jie viskas išeidavo lauk, tai buvo labai nemaloni patirtis. Ir dar pirmą naktį? Ir pirmą dar naktį, ir dar kai dar jėgų turi, ir dar norisi bėgti, ir tai stoji ant akmenėlio ir ten liūdi visą. Ir antrą naktį tai buvo, kad aš pamiegojau, po antros nakties tikrai buvo, iki miego buvo labai blogai. Ta prasme, kad blogai, kad aš bėgau ir tiesiog bangavau tą kelyje, vingiavau ir tikrai tai buvo antra naktis ta, kuri, kaip būni pamiršęs, aš iš praeitų kartų buvau jau pamiršus, kokia ta antra naktis būna. Ta antra naktis tokia, kur būna
šokas, kad maždaug tu vis tik turi miegoti, tau ta antra naktis primena, kad tu vis tik turi pamiegoti ir aš vis atidėliojau tą miegą ir paskui galų gale ten naktį jau pasiekiau base campą, tą vietą, kur galima miegoti ir porą valandų taip nuoširdžiai išmiegojo, mane žadino, nes būčiau dar toliau miegojęs, bet pažadino ir kitas žmogus vėl euforija, vėl smagu. Tai tas porą valandų labai pataisė visą atmosferą ir mūsų komandos, ir mano pačios. Ir tada trečia naktis buvo sunki tuo, kad labai sunku buvo miegoti. Aš miegojau viename refuge 30 minučių ir tada kitame refuge 30 minučių ir abu juose neužmigau normaliai, tiesiog pragulėjau ir tarsi aktyviai kažkaip ilsėjausi, toks aktyvus, tarsi atrodo miegi ar nemiegi, nesuprasi. Aha. Tai tenais pamiegojau, bet tada buvo labai sunkus momentai, kai tangi to miego neišsimiegojom ir leistis reikia nuo kalno ir tada tuo metu trečią naktį atėjo tokių momentų, kai galvoji, nebefaina čia, nebesmagu. Tik tada, šiaip iš tikrųjų iki tol buvo visą laiką smagu bėgti tose varžybose. Ir tada tas tie momentas, kad nebepatinka man čia, kažkoks haikas čia, toks pyktis, pradėjo pykti ant savęs, kad čia atvažiavai pahaikinti, nes realiai nuo kalno leidausi, aš ten visai išvargusi, pusiau bėgama, pusiau haikinama, nuo kalno, galvoju, taigi bėgt gali. Nes lenkia ten kiti iš kitų distancijų, paskui susiliejo trumpesnės distancijas bėgantis ir toks pyktis buvo apėmęs ir paskui nusileido, pamiegojau, vėl žmogus, vėl viskas gerai, vėl smagu, vėl gražu. Tai tos naktys va tokios yra, diena smagu, diena gražu, žmonės yra, aplinkui palaikymas yra, vaizdai gražus, diena visiškai, nors ir vis tiek nuovargis yra, vis tiek miego norisi dieną irgi, bet kitom emocijom gyveni visiškai. Naktį tu įlendi ir visiškai lieki su savimi ir su savo visais pykčiais ir demonais, ką ten turi. Mhm. Buvo momentas, kai galbūt ir to pykčio momento, kad galvojai, fuck it, nebenoriu daugiau judėti į priekį, gana. Nebuvo ne kartą. Aš jau startą stovėjau ir žinojau, kad tikrai finišuosiu. Aš tokia buvau garantuota. Aš galvoju, jeigu būtų kas nors ne taip nutikę, tai būtų tikriausiai labai sunku susitaikyti, nes buvau užtikrinta, kad finišuosiu. Aš stovėjau startą, galvojau, aš tikrai turėsiu laiko, jeigu bus blogai, aš pailsėsiu, aš pamiegosiu, tikrai viską, nes laiko limitas yra gana didelis, nes kad gali kad ir suklydęs, klaidų padaręs, su skrandžių problemų turės tikrai pamiegoti galima ir tikrai galima spėti tą laiko limitą. Tik tada jau kiti lūkesčiai, jau tada motyvacija kristų, jeigu aš ten ant ribos eičiau toj trasoje, tikrai būtų buvo daug sunkiau, nes motyvacija tada būtų tikrai daug blogesnė, o dabar, kai viskas ėjosi gerai, aišku, kaip gerai, buvo gerų ir tikrai blogų akimirkų, tikrai buvo ir labai sunkių momentų ir problemų buvo, kurias reikėjo spręsti, bet galų gale rezultate gavosi, kad viskas gerai baigėsi. Aha. Tai koks sunkiausias momentas buvo, jeigu reikėtų išskirti, kurį reikėjo išspręsti? Sunkiausias pabaiga, man atrodo, buvo, nes tai buvo gana ilgas nusileidimas, kur ten, iš tikrųjų, atsimenu, dar refuge paskutinėme paklausiau, kiek maždaug užtruktų, nes dažnai žmonės tenas pasako, kiek maždaug užtruktų nusileisti, užkilti pagal haikinimą maždaug. Tai jie sako, apie 3 valandas nusileisti, o ten jau lieka nebedaug tų kilometrų, iš tikrųjų, leidimuose. Ir aš galvoju, nebedaug viskas, aš tą naktį... Čia jau į finišą nusileisti. Taip, jau čia į finišą nusileisti, aš galvoju, tiek nedaug, aš tą naktį, paskutinę naktį nemiegojau, nors ir planavau, bet nebebuvo sąlygų kaip, aš bandžiau ant stalo miegoti, bet nesąmonė kažkokia gavosi. Tai galvoju, nešvaistysiu laiko, tiesiog imsiu ir nujudėsiu ir greičiau grįšiu, toks faktas buvo, kad... Ir tada pradėjau leistis ir tas nusileidimas labai prailgo, aš tada pajutau, kad tikrai reikėjo pamiegoti, nes pradėjau vingiuoti tą keliu, pradėjau miegoti eidama, tiesiog bėgu ir jaučiu, kad, nes net tuo metu bėgau tiesiog, nes jau norėjau greičiau grįžti. Jaučiu, kad tiesiog atsijunginėjo tokios super kelių sekundžių mikroslypai tie. Tokie mikroslypai, kurie nieko nepadeda, bet tik grėsmė sukelia, nes ten šlaitų reikėjo tokiu bėgti, ten nieko nematai pačia ir šlaitas, tai
tuo metu lyg ir bandžiau dar ir pagulėti ant akmenėlio, kad ir kaip atrodo, bet per šalta buvo ir kažkokiu momentu aš tiesiog supratau, kad viskas, reik varyt, negali. Ta miegą kažkaip bandžiau nustūmiau antrą vietą, bet tas miegas būtų man padėjęs smagiai pabaigti, nes tie paskutiniai porą valandų leistis buvo tokia, aš nekenčiau kiekvieno akmenėlio, man niekas nepatiko ten. Atrodo, aš nieko nebenoriu, tik leiskit man grįžti, man nereikia nei finišo arkos, nieko, grįžti, užfiksuokit laiką ir aš miegoti. Tikrai nieko nebeliko, jokios emocijos nebeliko, tuščia buvo. Antiek norėjosi ir prasidėjo tokios rimtos haliucinacijos, kad tikrai galvoju, kad reikėjo, čia buvo ir klaida, kad nepamiegojau, nes tikrai reikėjo pakentėti ir tikrai buvo gana pavojingų situacijų, kur tikrai neįvertinus buvo prieš tai. Nu jo. Pačioj pradžiai minėjau startę stovėdama, buvai įsitikinus, kad įveiksi, laiko limitas didelis ir minėjai ir kitus argumentus. Kaip manai, kas duoda tau šitą pagrindą, ant kurio tu tvirtai gali stovėti ir savo pasakyti, aš tai padarysiu? Aš manau, kad aš gerai jaučiausi, tiesiog jau buvau sveika, sveika, netraumuota, išsimiegojus, palsėjus jutau, tada taip pat turėjau komandą nuostabią, kurie žmonės tikrai labai padėjo ir aš žinojau, kad jau prieš startų vietoje žinojau, kad aš su jom neprapulsiu ir išgelbės mane bet kuriuo atveju. Ir patirtis manau, aš jaučiausi pasitikinti, nes aš turėjau tikrai didelį stažą ir manau, kad tai man davė irgi tokį stimulą, kad aš tikrai galiu įveikti. Kiek tame pasitikėjime ir tavo treniruotės žaidė, kurias tu padarei besiruošdama? Minėjai, nebuvo perfect plano, niekada jis nebūna. Ar tai irgi davė pasitikėjimą savim, kad padarei įdirbį besiruošdama varžybom? Prieš startą tai truputį ir buvo tokių abejonių. Vienu metu tikrai galvojau, kad galėjau daugiau, geriau, galėjau į stovyklą išvažiuoti, nors negalėjau. Iš tikrųjų, būčiau išvykus, jeigu būčiau galėjęs. Nes tikrai kiti sportininkai, su kuriais trasoje sutikau arba prieš kalbėjau, tai jie visi buvo pasidarę stovyklas kalnuose, čia šitose vietose. Jie kaip ir turėjo pranašumą, turbūt pranašumą, jeigu nepervargo tose stovyklose prieš startą, tai turėjo pranašumą ir aš tarsi save griaužiau, kodėl aš čia taip nepasiruošiau iki galo, aš čia savo lietuvėlėje krašte, savo kalniukus rinkau, buvau išvykus irgi kalnuos, bet tikrai ne tokiam laikotarpyje, ne keliom savaitėm ir tikrai tas pasiruošimas toks buvo mano gal. Turėjau susitaikyti su to, kad atėjo momentas, iš pradžių griaužiau save, kad nepasiruošiu iki galo, bet tada susitaikiau, kad palauk, viską tu gerai padarėjai, tu dabar viską gali padaryti ir tikrai palsėjai, nesusitraumavai, dabar tau nėra jokių kliūčių dabar įveikti. Kalbėjai apie klaidas, Toro, tai kaip suprantu, skipinti miegą buvo vienas iš didesnių klaidų. Iš dalykų, kurie tau padėjo įveikti ir pasiekti finišo liniją, ką išskirtum pagrindinius dalykus, kurie padėjo visų 115 valandų kelionį? Kas buvo kertiniai dalykai? Tai, aišku, komanda buvo 4 merginos, kurios man padėjo ten superinę pagalbą. Iš tikrųjų, ne tik dėl to, kad fiziškai padeda, sakykime, maistus, bet ir psichologiškai aš bėgu ir galvoju, kad manęs laukia žmonės. Tai yra labai, labai motyvuojantis dalykas. Aš bėgu ir galvoju, ką aš jam papasakosiu, ką aš čia pamačiau, kaip čia, atrodo, tarsi žinai, kad laukia. Tai šitas labai lemiamas dalykas yra ir manau, kad dar ir iš tikrųjų gana skrandis visai gerai veikė palyginus. Buvo tikrai momentų, kaip sakiau, naktį, kur tikrai neveikė, bet aš tai priėmiau kaip, tiesiog tai yra problema, ją išsisprendė ji kažkurio momentu, bet aš tikrai valgiau daug šilto maisto punktuose. Ką jie davė, tikrai gerai valgėsi, nemaišiau visokiais kitokiais maistais, ten, sakykime, užkandžiais nieko, tiesiog punktuose valgydavau makaronus, šiltus, ten jie turi savo recepčiukus, bet tikrai gerai valgėsi ir kiekvienam punkte aš valgiau. Ne kiekvienam buvo punkte, aišku, būdavo vandens punktas, tiesiog tai ten apelsiną suvalgydavau, o iš tikrųjų tas šiltas maistas labai irgi buvo dalykas lemiamas, kad gerai valgėsi jis, ten sriubytę irgi valgydavos, tai manau maistas irgi labai, labai svarbu buvo, nors
tikrai nedavalgydavau. Aš iš tikrųjų, va čia irgi mano klaidelė yra, kur aš tikrųjų po pirmos nakties, kai atsitiko, sakykime, ten su skrandžiu didelės problemos, tada aš tarsi su baime valgydavau, nes bijojau, kad pasikartos, ypač naktį atrodo, nors aš sąmoningai supratau, kad man reikia kalorijų, tikrai reikia valgyti, bet aš naktimis kažkaip pradėdavau taupyti, bijoti valgyti. Čia taip netiesiogiai, pasąmoningai matėsi, tik suvokiu tik tais po to visą tai ir tikrai naktim nedavalgydavau, naktim labai sulėtėdavau, nes tiesiog trūkdavo ir energijos, ne tik miego, bet ir energijos. Aš ten tikrai buvau planą turėjęs, kad valgysiu ten tikrai apie 70 gramų angliavandenių, ten kas valandą, viskas pirmą parą taip ir pavyko. Nu, ne pirmą parą, pirmą dieną. Po to dienom irgi pavyko daugmaž laikytis to, bet naktim ne, naktis buvo mano tas duobės. Deficito šiek tiek kalorijų. Tai naktį vis tiek valgydavau, makaronus, sriubą, šiltą maistą valgydavau, bet tarp punktų aš tikrai valgydavau kažką, bet tikrai ne tiek, kiek reikia. Tai manau, čia irgi buvo tas mano, kur po to tik suvokė, kad būčiau valgius, būčiau jau čia geriau ir tas ir tas. Tai būtų geriau buvę, jeigu būčiau daugiau valgius ir nepraleidus miego. Tai palaikymo komanda, maistas, iš tų pagrindinių pagalbos pilarų, kas dar? Patirtis mano, aš manau, kad man labai padėjo, kad aš žinau, ko tikėtis, kad tikrai buvau išbandžius jau aš esu bėgus 3 naktis, jau žinojau, ką reiškia 3 naktis, tai kai pirmą kartą bėgau tas 3 naktis, tada buvo daug visko. Šį kartą tas 3 naktis aš jau maždaug įsivaizdavau, ko galiu tikėtis ir tiesiog žinau, kad reikės išjudėti. Jeigu sunku, tai bent jau judėti labai nedidelės žingsnis, bet į priekį, kad ir kaip sunku, nes tikrai reikia nesustoti tą naktį, nes žinai, kad praeis ir ateis diena. Tai jo. Ar tos 3 naktis pirmos ir šitos Toro 3 naktis nebuvo carbon copy, ar jos buvo skirtingos? Labai skirtingos buvo iš tikrųjų, nes šiom naktim aš turėjau žmonės, kurie manęs laukė, tai labai svarbu buvo. Tuo atveju neturėjai? Tuo atveju neturėjau tokio supporto. Turėjau pacerius pirmą kartą, kai bėgau, kurie irgi man padėjo, bet šiuo atveju buvo daug daugiau vietų, kur aš naktį galėjau sutikti tuos žmonės savo. Tuo metu tai būdavo ten, pirmą kartą, kai bėgau aplink Komo, 250, tenais buvo tik 3 basecampai per 250. Čia buvo basecampų 7, aišku, distancija didesnė, bet tikrai galėjo komanda daug dažniau atvažiuoti, ar tai nebūtinai basecampus komanda galėjo atvažiuoti net ir į kitus punktelius, kur galima privažiuoti, ten, sakykime. Tai jie labai iš tikrųjų naktį padeda, kad gali būti bet kuriuo momentu. Jeigu man sunku būtų buvę labai, aš manau, rastų būdų, kaip atvažiuoti ir į visiškai neprivažiuojamas vietas. Bet neprireikia, išgyvenom. Pasakoju apie tą paskutinį nusileidimą, netokį smagų, kokio galbūt tikėjusi. Kirtus finišo liniją. Praėjo savaitę po tokio bėgimo, įsivaizduoju, čia dar yra ant karštų. Aš tavęs paklausiu, kokia emocija, jeigu apskritai kažkokia emocija aplankė tave. Ne, šio atveju tai buvo tuščia visiškai. Aš galvojau, grįšiu, jau įsivaizdavau startę vizualizaciją savo, tai kad aš finišė grįšiu, verksiu iš laimės ir euforija. Tokia buvo mano vizualizacija, nes tai buvo, kai bėgau Komo 250, aš finišavau, ašaros akyse, viskas buvo labai daug emocijos. Čia buvau tuščia visiškai, grįžau ir leiskit man pamiegoti. Visiškai jokios euforijos, kuri tik matyt dar ateinanti, aš manau, kad aš vis dar ją laikau kažkur, yra jie, nes dar kol kas organizmas jau dar po varžybų ilgą laiką tokiam apsaugos režime, kad saugo mane ir jokių emocijų, tai po truputį paleidinėja tik tas emocijas ir po truputį paleidinėja visus tokius pojūčius, nes tikrai buvo labai jau tokiam apsauginiam režime, kur poreikis tik pamiegoti, pavalgyti
čia po finišo. Aha. Per trasą dar aš tikrai tų emocijų labai džiugino mane daug dalykų, tikrai, kad žmonės pamatau savo ir tikrai daug dalykų labai džiugino, vaizdai, ten aikčioji ir gražu, nuostabu, bet kai finišavau viskas, tuščia, atrodo, tenka su realybė susitaikyti, kad baigėsi ir organizmas dabar tik po truputį tas emocijas paleidžia. Aha. Ir kaip tas grįžimas į realybę, kabutėse, iš to nuotykio vyksta dabar? Kas sunkiausia? Miegas sunkiausia, ne tai, kad nesimiega, bet labai miegasi. Tai dar džiaugiuosi, kad čia neužmigo. Nes tikrai norisi miegoti norisi dieną, norisi miegoti labai anksti ryte, vakare eiti miegoti anksti, miegas realiai. Dar kol kas nėra to, kad visi sako, kad čia grįšiu ir pradėsiu pult valgyti, kad atstatyti kalorijas. Kol kas ne, nes bėgimo metu numečiau net kelis kilogramus ir tai tikrai iki šiol dar jie yra deficite ir tas organizmas tikrai dar nesupranta. Kol kas nori matyti, atstatyti miegą į normalią padėtį, kad jau suprastų, kad jau čia saugu, viskas, nebebus dabar kol kas tų nesąmonių, tai reikia palaukti, kol atsigausiu. Miegas kol kas labiausiai. Pirmų smuikų griežia. Taip. Ok, pakalbėkim plačiaja prasme dar apie ultra bėgimus ir visus jų niuansus. Tai labai įdomu būtų išgirsti tavo patirtį. Daug yra mitų, faktų apie ultra bėgimus. Koks tau dažniausiai pasitaiko, gal ir grupėse bėgiojant, mesk kelią dėl takelio, kokį mitą dažnai girdi apie ultra bėgimus? Gal pastaruoju metu daug girdžiu, kad tai neįmanoma, tas žodis toks neįmanoma, toks labai, gal girdžiu ne tik tarp žmonių, kurie nebėgioja, bet būna ir kurie bėgioja žmonės, jiems tai atrodo neįmanoma tokie dalykai. Ir man atrodo, kartais irgi tam dalykai, kuriuo aš užsibrėžiu, atrodo, jie tuo metu neįmanomi, tą akimirką, kai aš nusprendžiu dalykus daryti, bet tai, iš tikrųjų, kai judi tą kryptimą, aš dabar įveikiau šią distanciją, man atrodo, kad aš įveikiau ją ir supratau, kad, kas toliau, tarsi tikrai įmanoma ir dar turi tikrai nebuvo. Ir daugiau. Ir nėra ribos, aš supratau, aš galvojau, kad šitos varžybos mane atbaidys nuo bet kurių kitų ilgų distancijų, aš galvojau, kad būsiu grįšiu kančioj, nepatiks man čia viskas, nekęsiu šitų distancijų ir gyvenime niekada. Ne, aš grįžau ir supratau, kad aš noriu daugiau. Tai minčių po finišo, kad never again nebuvo. Nebuvo, svarbiausia dėl to, kad aš labai mėgavausi tą visą distanciją, nors ir buvo labai sunkių momentų, tikrai nenoriu nupiešti, kad čia buvo labai lengva, kad čia faina, aš čia mėgavausi visą laiką. Bet kai tik buvo geri epizodai, momentai, tai aš labai mėgavausi, aš tokia buvau dėkinga už tai, kad aš galiu judėti šią distanciją, toks buvo, iš vidaus labai gilus dėkingumas viskam, visiems aplink žmonėm esančiam, savo sveikatai ir, tarsi buvo tikrai įspūdingi tie tokie momentai. Ir tas neįmanoma, dabar man atrodo, o kur yra tas neįmanoma, kurioje tai vietoje. Tai tą žodį aš manau, kad tiesiog reiktų nebevartoti, kad jis tiesiog nebėra tos ribos, kad ateina tas momentas, kai jos nėra tiesiog. Dar kalbėjai apie pasirašymą torui, tokiam atstumui. Irgi būna mitų, kai žmonės galvoja tokį atstumą bėgant, reikia 100 kilometrų ten gal ir long runus daryti, tai jau šitą mitą panegiai, kad tikrai kur kas mažiau laiko ir kilometrų nubėgus galima pasiruošti kokybiškai ir netgi Lietuvoje be didelių kalnų. Ko tave asmeniškai gal kaip ir sportininkė, ar ne, ir kaip žmogų išmokė pasiruošimas toriui, tokiam atstumui beprotiškai ilgam? Ar buvo naujų dalykų, kuriuos supratai besiruošdama torui, kurias panaudosi ateityje? Tai kaip ir buvo toksai momentas, kad per daug nepergyvenčiau labai dėl to pasiruošimo apskritai, nes tikrai daug labai energijos eikvoja vien tai mąstymas, kad čia tą ir tą, kad aš to nepadariau, kad ko nepadarėjai, to nepadarėjai, kad iš tikrųjų reikia suvokti, kad geriau galvoti apie tai, ką padarėjai, o ne ko nepadarėjai, nes tikrai kartais save pradedi griaužti dėl to, kažko galėjai ne, ką padarėjai, tas yra gerai, būtent žiūrėti į tuos gerus dalykus, kas yra padaryta.
Taip pat pasiruošimo metu iš tikrųjų ir daugiau skiriau kūno pasiruošimui, iš tikrųjų paprašiau net ir Tomo Glinsko pagalbos, jis man padėjo, padarė programėlę su svoriais, kas iš tikrųjų gal per vėlai, nes turėjau gerokai anksčiau tokius dalykus daryti, nes aš ten 2 mėnesius prieš sugalvojau, tik tais, kas irgi tikrai, manau, labai padeda, tik tais reikia gerokai anksčiau pradėti, tai su svoriais treniruotės. Turi galvoje ne tik bėgimai, bet ir bendras fizinis pasirengimas, ar ne? Ypač jeigu nėra laiko, tai prašau, kilnokit svorius ir nesakau, kad ten kažkokius patys to daryti irgi reikėtų su pagalba, nes tam tikri jau gali būti ir prisišaukti savo problemų galima, jeigu patys savarankiškai darom. Tai taip, tai irgi yra, kai laiko neturi, tai irgi vienas iš variantų, kur tu gali išnaudoti tą laiką, kai, sakykime, miega vaikai, kai kažkur išvyksti savaitgalį, ten neturi laiko, šok, čiup girą ir padaryk pratimus, kelis tai stengiausi šitą irgi įtraukti į savo treniruotės, kaip toks naujesnis dalykas yra, galvoju daugiau, tai... Tai tada atsukant atgal visą tavo patirtį, ar ne, stovint tau prie pirmos ultros starto linijos, kokį patarimą savo norėtum duoti dabar jau nubėgus ne vieną ir ne 2 ultradistancijas ir beprotiškai ilgas? Kokį patarimą savo norėtum tuo metu duoti, kurį dabar žinai, tuo metu dar nežinojai? Kad patarimą, aš manau, kad gal nepergyvent per daug, pasimėgauti, nes anksčiau tie ultras tokios atrodė tarsi kažkoks ir apčiuopiamo rezultato siekimas būdavo, kad pasiekti tą finišą ir tarsi toks, tai būdavo, atrodo, finišas tas yra momentas kaip tikslas. Dabar ne, dabar aš realiai tas ultros man yra tam, kad aš pabūčiau, išbūčiau su savimi, tai yra mano tam tikros atostogos man, ne kažkam kitam, ne šeimai, ne draugam, o mano atostogos su savimi pabūti ir pats procesas yra. Finišas nebėra kažkoksai tikslas, yra tiesiog pats procesas pasimėgauti, gauti patirties, gauti vaizdų, gauti kažkokių net ir pamokų savo, kad galėčiau tobulėti toliau. Tai manau taip, galbūt maždaug pasimėgauti, sakyčiau savo, prieš 10 metų ar kada čia startavau tą ultrą, sakyčiau pasimėgauti. Žmonėm gali ir kraupiai skambėti tokio tipo atostogas, kai 5 paras... Savęs žalojimo. Jos 5 paras šiek tiek tik pamiegi ir tiek daug judi. Iš tokių įdomesnių klausimų norėjau užduoti tau, tai dėl mitybos. Ar turi kažkokių tiek ilgai bėgant ir, kaip minėjai, ir skrandžio problemas, manau, viena iš labiausiai paplitusių tarp ultrabėgikų. Turi slaptų ginklų, kas liečia mitybą, kai jau nieks nepadeda, ar turi kažkokį maistą, ar kažkokį metodą naudoji, kaip išspręsti tą problemą? Tai labai ilgose distancijose, tai iš tikrųjų labiausiai gal tiesiog pailsiu, sulėtinu, jeigu jaučiu, kad skrandžiui yra problemos, tai savaime, aišku, sulėtėjai, nes angliavandenių nebeturi, sakykime, tai savaime sulėtėjai, tai aš sulėtėjau, jeigu reikia ir prisėdu, pailsiu, nes suprantu, kad laiko yra. Tai gazuoti gėrimai būna, kad skrandį kartais tiesiog suaktyvina kažkokiu būdu, nežinau, kokia teorija yra, bet praktiškai tai dažnai ir suveikia. Tai kažkokių stebuklingų daugiau tai neturiu, svarbiausia, kad prieš tiesiog daryti tai, kad to nebūtų, aišku, svarbiausia. Tai labai ilgose distancijos tai labai svarbu valgyti maistą, tiesiog tikrą maistą, ne tik sportinį, ne tik geliukais, ne tik batonėlis, ko irgi reikia, kas duoda tau tas kalorijas, bet labai svarbu ir valgyti tikrą šiltą maistą. Kokia tavo nuomonė apie maistą, kad ir tikrą, bet nebandytą treniruotėse? Rizikuoji valgyti ar ne? Jeigu nesi prieš tai valgius testavosi bėgimo metu, tarkim, tų pačių longranų metu? Kaip ir ne, aš tai kažkaip už tai, kas yra priimtina, paprasta iš to maisto, kas yra žinoma, kas tiesiog saugumo jausmą tokį duoda, kai žinai, ką valgai, kas jau yra žinoma. Ok.
iš tų slaptų ginklų kabutės ir ritualų, ar turi kažkokį sėkmės ritualą prieš startą arba, nežinau, kažkokį mantrą, kur kai būna labai 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 sunku, sau primeni kažką arba pasakai kažkokią citatą galbūt? Tai aš prieš varžybas tai turiu savo ritualus, kad aš tikrai neišeinu neatsiprašus, nepadėkoju žmonėms. Jeigu netiesiogiai, tikrai ne visus gali sugaudyti tos žmonės, kurių nori atsiprašyti ar padėkoti, aš juos išsiunčiu tas mintimis, tas idėjas, tai man tai labai svarbu, kad aš nepalikčiau jokių problemų prieš ultrą, nes aš žinau, kad jos tada suksis man galvoj tuo momentu, tad nepalieku jokių darbų neatliktų, ten, sakykime, net ir mokesčių susimoku, kad viskas būtų, kad tikrai grįžus, aš žinau, kad grįžus, kad man tai ir trasoje nesisuktų galvoje, kad ant tiek, tai man atrodo, atsiprašyti, padėkoti, tai vienas svarbiausių dalykų, tada išeini su pozityviom mintim. Jeigu tik išeina, tai aišku, tiesiogiai atsiprašyti, padėkoti žmogui, bet jeigu ne, tai tiesiog išsiųsti labai nuoširdų tokį žinutę tam žmogui. Geras. O trasoj, kai būna sunku, ką naudoja, kokius copingo mechanizmus? Trasoje aš tai galvoju, man labai veikia tai, kad aš galvoju, kad aš turiu dar laiko, nes aš išvykau į kelionę, aš žinau, kad skrydį turiu iki tam tikro laiko, aš tikrai galiu įveikti, tai aš dažnai nuteikiu save, kad jeigu labai sunku, tai o ką tu veiksi grįžus, tai grįši anksčiau ir kas iš to bus, tai vis tiek lauksi savo lėktuvo, tai nuteikia maždaug, kad niekur nepabėgsi nuo to, aš taip save gal nuteikinėjau, tada nuolatos kartoju, kad tiesiog mažai žingsneliais į priekį, tą visada ir tikrai žinau, kad daug kas taip save motyvuoja tokiose distancijose, kad bent jau mažai žingsneliais, kad tiesiog judėti į priekį, tas irgi labai veikia. Ir galvoju, kad čia mano laikas, aš turiu jį dabar mėgaukis, nes grįšiu į realybę ir turėsiu grįžti į tą rutiną, kokia esu. Tai aš manau, kad mane labai daug dalykų tokių išmotyvuoja, kad aš turiu progą apskritai čia būti. Tai mane tas motyvuoja labai. Aš tą labai vertinu, kad galiu būti kalnuose, galiu būti varžybose ir tokioje distancijoje. Tai manau, tai mane labiausiai ir motyvuoja. Dėkingumas galima net gal taip apibendrinti. Taip, apskritai, kad tai yra tokia galimybė. Ir kad gali bėgti tokį atstumą fiziškai. Taip, kaip pagalvoji, tai tikrai čia dėkingumas tikrai vienas iš pagrindinių smuikų griežiančių dalykų. Dar kalbėjai apie haliucinacijas šiek tiek paskutinio nusileidimo metu ir kai kuriem žiūrovam ir klausytojam tikrai žinoma, kitiem gal mažiau. Kiek laiko judant, nemiegant, smegenys tikrai pradeda įdomius dalykus krėsti. Papasakok apie savo gal kokį įdomesnį įvykį su haliucinacijom ir smegenų veikla tokių bėgimo metu. Nes jos kartais ir gąsdint pradeda, tikrai vaizdai tokie labai netikėti, ką aš mačiau tokius dalykus kaip, tai aišku, gal tą antrą naktį tenai sužaidė tokie truputėlį šešėliai, vis tiek toksai yra jau prietemos, tai mačiau ir karinį miestelį, mačiau ir vairiausius pastatus, mačiau kažkokius kosminius erdvėlaivius, kur tikrai kaip ir šiaip kiekvieną savo ultrą vis matau kažkokius kitokius dalykus, tai aš manau, kad tai irgi priklauso nuo mano tos būsenos esančios, kokios startuoju. Ir po to paskutinę naktį buvo labai keisti momentai prasidėję, kur iš tikrųjų truputį ir nejauku pasidarė pačiai, kad atrodo aš bėgu ir aš žinau, kas bus. Tai atrodo smegenys ant tiek sužaidė, kad aš bėgu ir aš žinau, kad čia turėtų pasirodyti tunelis pasimatyti. Ir aš jį pamatau tada. Aš žinau, kad aš čia neužilgo atsigulsiu, prigult prie akmenėlių, nors faktas aš pati sprendimus priimu, bet atrodo, aš matau tą vaizdą, kaip iš tikrųjų taip ir atrodys. Matau į priekį. Tai čia labai sunerimavau vienu metu, nes atrodo bėgu ir aš tarsi žinau, kad toj pasimatys miestelio šviesos ir jos pasimato. Ir čia smegenys sužaidė tokį žaidimą, kad aš tiesiog bandžiau neįkvoti energijos šitam dalykui apmastyti, bet tai tikrai kėlė labai daug klausimų, kas čia vyksta, nes atrodo nupiešiau vaizdą dar į priekį, kaip turės viskas atrodyti ir truputėlį net ir gąsdino, bet tiesiog neįkvojau energijos tam momentui. Bet sąmoningai supratai, kad čia yra, matyt, nuovargio rezultatas, kad ir kaip realiai jisai atrodo, ar ne? Taip. Tai iš tikrųjų, kad atrodo labai realistiška. Visą tai atrodo, kad čia
tos haliucinacijos, nežinau, ar jūs galima taip oficialiai vadinti, jos Taip. tikriausiai gal taip ir vadintis galima, bet jos labai realistiškos atrodo. Matai labai realistiškus dalykus, kurie nėra taip, kad tau keltų grėsmę, bet tu gali eikvoti energijos, bandydamas suprasti, ar čia teisybė ar neteisybė, kas paskui jau kitom naktim pradedi paleidinėti, tai ir suprasti, kad tai neverta tiesiog energijos eikvoti, nes nėra skirtumų, jeigu tau nekelia grėsmės, tai tada nesvarbu, ar tai yra tiesa ar netiesa ir tiesiog paleidi visą tai. Jeigu rytoj nuspręstum baigti savo netrumpą bėgimo karjerą ir pažiūrėtum atgal, kas būtų tau gal asmeniškai didžiausias pasiekimas? Manau, kad aš tiek metų daug sportuoju, galvoju, man šitas būtų bendras faktas, kad savo sakyčiau, nušaunuoliai tiek metų galėjai, nes bėgau ir kai laukiausi, bėgau ir kai gimė vaikai, bėgau ir kai buvo sunkumų labai daug ir bėgau, kai buvo ir labai lengva, tarsi bėgau vis tiek ir labai keitėsi tas bėgimas, tikrai kaip anksčiau bėgimas buvo ir dabar yra visiškai kitas suvokimas. Ir man visada nuo pat mano karjeros pradžios vaizdas buvo, kad bėgti daug metų, judėti daug metų labai, labai svarbu, nes matydom orientavusių sporte yra tikrai 80-mečiai, 90-mečiai, kurie bėga. Ir aš su tuo augau ir mačiau, kaip tokiam amžiui žmonės vis tiek atvyksta į varžybas, dalyvauja kartu su savo proanūkiais ir tai atrodė kažkas tokio. Tai pasąmoningai mano tikslas yra išjudėti daug metų. Nesvarbu kokias distancijas, bet svarbu, kad aš galėčiau judėti dar daug metų. O kas tie pagrindiniai dalykai, manai, kurie leido tau ir paliko norą ir motivaciją judėti tiek ilgai ir vis dar ta motivacija yra tą daryti iki senatvės? Kas yra tie pagrindiniai dalykai, manai, kurie leidžia ilgalaikiškai sportuoti, judėti ir neprarasti motivacijos, malonumo to paties? Aš manau, kad dėl to, kad man teikia džiaugsmą tai labai. Man treniruotės, jeigu jos neteikia džiaugsmo, aš tada galvoju, ką aš netaip darau, bet man dažniausiai teikia džiaugsmo, nes treniruotės būna miške, gamtoje, o aš nuo pačios vaikystės tą mišką esu, ten tiesiog yra mano erdvė, kur aš jaučiuosi gerai, jeigu kažkas ne taip, aš į mišką, jeigu kažkas gerai, aš į mišką, visais atvejais man tiesiog ten gera būti, o kodėlgi su kojom savo nenujudėjus kažkaip didesnį atstumą tą miške, tai tas bėgimas taip ir išlieka visada toks, kur atrasti naujas vietas, atrasti tas pačias vietas, bet kitom akim, tai aš manau, kad tiesiog man tai teikia labai didelį džiaugsmą. Labai, labai fainai skamba. Dar sakei, pasakodama apie bėgimą per šitą ilgą laiką, kito ir požiūris į jį, ar ne? Tai gal toks kompleksinis klausimas būtų, kiek ir tas požiūris ir kaip kito, ar ne? Ir dažnai girdžiu ir svarbu yra atsakyti gal ir į savo tą klausimą, kodėl tu bėgi. Ar kito ir tavo, kodėl tu bėgi per tuos visus metus ir kaip jis kita? Taip, tai labai keitėsi, iš tikrųjų. Gal kai buvau jaunesnė, sakykim, ir studijų laikais, tai labai buvo svarbu ir rezultatas tas orientuotas, nes orientavimas sporte ir yra svarbu rezultatas, kad iš tikrųjų bėgti, kuo greičiau įveikti trasą, tikslas yra ne tai, kad pasimėgauti, o padarai rezultatą. Tai aš buvau į tą įsiciklinus labai, kad rezultatas man yra svarbu, bet po to, kai pabandžiau ultra, kai gimė vaikai, tada keitėsi labai požiūris, tai buvo, kai gimė vaikai, tai buvo požiūris tiesiog, kad išjudėti, kad būti judesyje, kad tiesiog tai man būdavo toks mano laikas, aš turėjau savo laiką, ir iki šiol tai yra ta mintis, kad ir kuo toliau pradėjau tas didesnės dar distancijas bėgti, tai tapo, tai ne tik, kad mano laikas, bet ir mano tokia savęs pažinimo kelionė yra. Ir iš tikrųjų, kuo daugiau distancijų bėgi, to labiau pažįsti, kas vyksta aplinkui ir daug dalykų susivoki ir pamatai, kaip reikia žiūrėti paprastai į gyvenimą, bėgant tokias distancijas. Labai mes, kai grįžtu, iš čia visada pamatau, kaip sudėtinga, kaip žmonės žiūri sudėtingai į gyvenimą, kaip viską apsikrauna su visokiom problemom, kurių iš tikrųjų nėra problemos, kur, tai tas,
Tai tas požiūris labai pasikeitė, kad labai paprastumą reikia žiūrėti tiek gyvenime, tiek pačiam sporte, kad labai reikia neapsikrauti, o tiesiog jeigu džiugina, tai daryti. Jeigu nedžiugina, tai reiškia, reikia žiūrėti, ar teisingų tuo keliu eini, kad kur tas kelias, kad džiugintų. Nes koks tikslas tada, mes juk ne profesionalūs sportininkai, Taip. mes juk nesiekiam kažkokių gerai, kad kažkokią vietą užimam, tai smagu, pasidžiaugiam, bet tai nėra esminis dalykas. Esminis dalykas, kad mes kažką gautumėm iš to emociškai, kad galėtumėm tobulėti, kad augti galėtumėm kaip žmonės, o nebūtinai kaip sportininkai. Mhm. Ar buvai kažkada prie perdegimo ribos ir pati jautai tą, turiu omeny sporte, kai jautai, kad nebeteikia malonumo, fokusas tik rezultatai ir šiek tiek perdeginėt pradėjai? Esu buvus, bet tai daugiau tie perdegimai dažniausiai ateina kompleksiniai, tai yra iš kitų sričių susikrauna viskas ir tada kaltas būna bėgimas, nors atrodo viskas būna iš po, visos kitos sritys taip pat dadeda to perdegimo ir tikrai tada dažniausiai bėgimas nukenčia, nes fiziškai tam reikia jėgų, kad galėtum bėgti, o perdegimas yra tai, kai tu jau nebenori nei bėgti, nei kažko kito veikti apskritai. Tai yra buvę tų momentų, kai iš tikrųjų sunku buvo ir dirbti, ir vaikus prižiūrėti, ir ruoštis varžyboms. Tai tikrai buvo tokių momentų, kai teko pristabdyti, pasakyti, gal dabar stop trumpam, tai nėra, kad sustoti, bet pristabdyti tiesiog, sulėtėti, atsisakyti varžybų, nebėgti, nesiruošti varžybom. Tikrai buvo momentų, kai pranti bėgti tas varžybas, bet ateina momentas, kai turi sakyti, nebėgsi dabar, nes tikrai gali būti daug blogiau, tai teko pristabdyti ne kartą. Aha. Ir žiūrint atgal, tarkim, atsisakius net ir tų pačių varžybų, ar matai dabar tai kaip klaidą, ar kaip tai kaip gerą sprendimą ilgalaikį perspektyvą? Taip, manau, kad tokie sprendimai jie vis tiek ateina, tuo metu atrodo priešintis norisi, bet galiausiai gerai priimti sprendimai yra, nes rezultate dabar esu čia ir viskas kaip ir sėkmingai toliau juda, tai tam tos pauzės tikrai nėra, tuo metu atrodo tikrai sunku, bet kai jos praeina, ateina ir geri laikai, ateina vėl, reikia suprasti, suvokti, kad tos duobės jos bus kažkurio momentu, bet iš jų vis tiek išlipi. Jos laikinos. Taip. Gal ir anksti klaus, bet vis tiek paklausiu. Nubėgus torą ir sakėjai, norisi dar, tai kokie Monikos galvoje sukasi ateities planai, jei ne paslaptis? Labai sunku dabar planuotis, nes atrodo dabar kol kas tas labiau gyvenu tom emocijom po finišo ir tikrai negalvoju. Baisu pridaryti klaidų, prisiregistruoti į kokias nors distancijas, bet supratau, kad tai nėra riba, kad tikrai, tai nereiškia, kad aš noriu dar didesnių distancijų, bet tikrai nėra, kad noriu ir mažesnių distancijų. Tai tikrai nusimačiusi būsiu, manau, dar nesu nusprendus, tikrai reikia laiko susigyventi su viso to, bet tikrai kitais metais triženklis skaičius bus, tikrai. Jeigu tikrai sveikatą leis, jeigu gyvenimo aplinkybės leis, tai triženklis skaičius tikrai bus. Tai to tau ir palinkėsiu. Tikrai skamba neįtikimai, kad po tokio atstumo ir taip anksti žmogus sako, norisi kažko dar toliau planuose dėliotis, o ne dabar reikia atsipūsti ir iš vis galvoti, ar aš noriu dar gyvenime bėgioti po tokio. Taip, gali ir to nutikti, tikrai aš negaliu sakyti, bet tiesiog, kadangi šita patirtis tokia pozityvi, tai tiesiog labai sunku negalvoti apie tai, kad tiesiog norisi tęsti visą tai. Nubėgus ne vieną ultra, tikiu, pamokų ne viena yra išmokta ne tik bėgime, bet kur ir persikėlė į realų gyvenimą. Tai jeigu reikėtų galbūt išskirti vieną pamoką, kurią norėtum, kad žinotų visi žmonės, net ir nebėgiojantys žmonės, ne tai, kad net ultra nebėgiojantys, apskritai nebėgiojantys žmonės. Kokia pamoka tai būtų? Aš manau, kad paprasčiau žiūrėti tiesiog į viską. Man tai labai piešiasi, kai aš grįžtu iš kalnų, tikrai išbuvus tiek laiko tokioj kalnų vienatvėje, galima sakyti. Tai tiesiog į viską paprasčiau žiūrėti, ne taip sudėtingai ir į patį sportą žiūrėti paprasčiau, tiesiog laisviau žiūrėti, neįstatyti save į kažkokius rėmus ir nesilyginti su kitais,
Nes tikrai, o čia Monika prabėgo 3:30 dabar čia ir man reikia. Tai nesilygint, kiekvienam skirtingų dalykų reikia, mane tai veža, kitus žmonės, kiti dalykai. Tai tiesiog manau, kad paprasčiau žiūrėti ir neapsiriboti kažkokiam vienam burbule. Manau, kad tai vėl prie žodžio to grįžti neįmanoma, tai jo tiesiog nenaudoti ir siekti tokių dalykų, kurie atrodo gal, kaip sako kiti, neįmanoma, bet jie ateina su laiku, ateina ir tampa labai realūs. O tai kas padeda tą neįmanomą po truputį gliaudyti? Jeigu pirmas žingsnis link to neįmanoma, paklausė žmogus mūsų pokalbio, pradėjo kirbėta mintis, kad galbūt visgi ir įmanoma tos 10 km ar pusmaratoną nubėgti. Ką tu patartum tam žmogui padaryti kaip pirmą žingsnį ar pirmus kelias žingsnius, kurie po truputį ir leistų tą neįmanomą laužyti ir paversti įmanomą? Tai tas neįmanoma ir ateina tais mažais žingsniais, kurie paskui per labai ilgą laiką arba tampa labai dideliais žingsniais jau, tai pačiai pradžiai iš viso reikia labai minimaliais žingsniais pradėti. Pirmiausiai dalykas įsivertinti, ar tikrai reikia. Man tai irgi gana svarbu, atrodo, kad ar tikrai tam žmogui to reikia. Gal tam žmogui tai to neveža jam, nepatinka jam gal tai, bet jis tiesiog dėl masės, dėl kitų bando tai įrodyti, nes aš dėl to irgi galvojau gana ilgą laiko tarpą, ar tai tikrai yra man, ar ta distancija, ar man tikrai reikia, gal man tikrai užtenka tiek, kiek turiu. Ar tikrai tai yra mano, čia gal kitų žmonių primestas, kad maždaug, o kas toliau, tai va toras. Tai manau, tai irgi labai svarbu turėti, nes turi patikti tas pats procesas, turi patikti tam, ko sieki, kad patiktų. Tai jeigu jaučia žmogus, kad jam patinka judėti, patinka bėgti, tai tada mažai žingsneliais kasdieną, tie maži žingsneliai nebūtinai fiziniai turi būti, gali būti tiesiog mintyse kažkoks išsiprogramavimas, savo kartojimas, kažkoks, kad įsitikinėjimas savęs, kad tai žingsneliais judėti į priekį, nuo to ir prasideda kelionė. O iš fizinės pusės, jeigu būtų kažkoks praktinis patarimas, to mažo žingsnio dėjimas? Tai išėti tiesiog pro duris. Nedelsti tiesiog, jeigu yra noras, jeigu jaučiasi poreikis, tai tiesiog išeiti, jeigu pačiam neišeina, tai susirasti social runus, kurių yra daugybė, tiesiog atklysti juos, reikia nebijoti juos, kaip mes keliu dėl takelio, ateina žmonės, kurie pirmą kartą jie tarsi nedrąsiai gal jaučiasi, nejauku, nes būna jau žmonės, kurie susipažinę, o čia ateina žmogus, kur nepažįsta, tai ne, tikrai žmonės priimami visi ir tikrai tų social runų dabar yra daug, tai užtenka tiesiog būti šalia žmonių, nereikia tenais su jais bendrauti, nebūtinai. Nors ir social runas vadinasi, kad ten lyg ir socialinį pabendravimą atvykti, bet tikrai galima ir pratylėti visą tą laiką, tiesiog išbūti, tą pirmą žingsnį dėti ir tada žiūrėti, patinka, gerai, patinka, varom toliau. Kaip pačiai sekasi balansuoti, tarkim, oro bėgimas ir ultra bėgimas šiaip būna, neskaitant stotelių, vienišas bėgimas dažnai. Esi subūrus atvirą bendruomenę bėgimo. Ką pati jauti labiau mėgsti, bėgti viena ar grupėje? Ar irgi priklauso nuo dienos? Tai iš tikrųjų visokios patirties taip turiu ir manau, kad kalnuose tai yra didžiąją dalį tai praleidi daugiausiai vienas, tai ir įpranti prie to. Ir gana keista būna paskui bėgti vėl tarp žmonių, nes ir Tore taip pat ir buvo, kad labai išsibarstė žmonės. Pirmą dieną smagu, visi žmonės kartu ir po to jų vis mažėjo, kol lieki aplinkui vienas, iš kažkur labai toli už kokios valandos švieselę dar kažkur labai išsibarstė, visi tada tampa. Į punktą ateini, punkte žmonės verda gyvenimas, miega, kažkas valgo, tai
Tai to vienišo bėgimo irgi gerai, bet tam tikrais momentais reikia tikrai kažko, kažkas tau šnekėtų, nesvarbu ką šnekėtų, svarbu žinoti tiesiog, kad buvimas šalia, gali tiesiog nieko nesakyti žmogus, tiesiog būti šalia, tai to buvimo trūksta per tiek laiko, nesvarbu kas tas žmogus, ar tiesiog žmogiško buvimo šalia, tai taip pritrūksta, bet pačiam bėgime tai kol bėgi, tai iš tikrųjų galima ir visai gerai jaučiuosi ir viena bėgdama. Paskutinis klausimas, Monika. Žvelgiant atgal į torą, į visą patirtį, viską sudėjus, pasiruošimą ir taip toliau, ir kalbėjom dar ir prieš pokalbį šiek tiek tos emocijos sluoksniuojasi, kažkokios naujos mintis kyla ir taip toliau. Kokia dabar tavo, sakykime, kabutėse tokia išvada apie šias varžybas yra? Kokia mintis galbūt sukasi, galvojant apie tą įveiktą atstumą, apie tą buvusi nuotykį? Tai aš dar vis dar tam esu dar vis tam nuotykį, iš tikrųjų jis taip greitai nepasibaigia, viskas jaučiasi dar ir po to. Tai man iš tikrųjų buvo labai džiugu, kad aš galėjau pasimėgauti, nes tikrai galvojau, bus daug labai kančios ir labai daug kentėsiu, bet gavosi, kad aš labai daug mėgavosi ir labai geros emocijos liko, manau, ta kančia visa, kuri buvo, ji pasimiršo jau po iškart finišą kirtusi ir tas dėkingumas ir tas džiaugsmas iš to, kad gali būti kalnuose, tai man čia buvo didžiausia dovana. Tai Monika, aš padėkosiu tau už dovaną, man ir visiems klausytojams ir žiūrovam, papasakojant savo ne tik toro, bet ir apskritai pasiruošimo ir gyvenimo ir filosofijos savo bėgimo istorijomis. Tikrai labai fainas ir šiltas tavo pasakojimas ir visi aspektai pradedant dėkingumu, kuris pilnai su tavim sutinku 110%, kurį tu gali jausti bėgimo metu, tikrai yra nerealus dalykas. Tai ačiū, kad pasidalinai, ačiū, kad atvirai papasakoji apie ir sunkius momentus, ir pasidalinai ir patarimais, kurie ateina iš tikrai netrumpos tavo bėgimo patirties. Ir kad tie patarimai rezonuoja ne tik sportuojantiems žmonėms ir bėgikam, bet ir taip pat kasdieniam gyvenime. Dėl nesureikšmino tam tikrų dalykų ir pasimėgavimo. Tai didelis ačiū tau, Monika. Ačiū tau.